trečią kartą perfilmuoju, nes aš tiesiog kažkokiam kitam pasauliu skraidau. Anywho. Hey, that's pretty good. Sveiki sugrįžę. Tiksliau, pasveikinkit mane sugrįžusi. Nu, nežinau, ant kiek aš sugrįžau, bet bent jau iš tam video tai tikrai. Kaip matot iš title, mes su savo laiko mašina jau 24 metuose. Iš tikrųjų, tai žiauriai greit laikas praėjo. Nuo 2019 šitą man atrodos video dariau, tai čia crazy. Galiu aš čia sakyti, kad oi, baisiai laukiau, čia buvo, oh my god, bet iš tikrųjų tai pamiršau. Tai dėl to, kad pamiršau, dėl to labai greit ir praėjo laikas. Jo, pasimkit popcornus, gėrimus ir let's get on with it. Sėkmės jums žiūrint, aš jau šitą video žiūrėjau. Čia toks labiau šiaip man video, ne jums, na bet maybe gal ir jūs pasimokinsit iš to, kaip reikia susijimti ir daryti dalykus, kuriuos nori padaryti, nes, nu, žodžiu, pamatysit. Gerą žiūrėjimą. I'm scared, okay. We can start now. Ai, beje, turiu tą lapelį čia, dar netverčiau jo, nes jis čia lankstytas, netverčiau, nežinau, kas per klausimai, neprisimenu nieko. So, I'm shaking. Tai aš jaudinu, davai. Labas, o taip, sveiki visi. Wow, prisipažinsiu, vakar aš nieko negalvojau, aš žinau, kad man reikia filmuoti video, bet aš nežinau, ką aš filmuosiu. Jo, vakar vakare sugalvojau. Nu, vienas dalykas, ko aš niekada nemėgau šitose reaktinti video į savo kažkokius video. Aš fucking nekenčiu žiūrėti savo video. Nu, nekenčiu, I feel cringe. Maybe that's a sign. Kad būtų visai įdomu padaryti tokį. Vienu žodžiu, šiandien rašysiu laišką savo į ateitį. Jo. Vienu žodžiu. Tai aš eyebrows plitas. Na, nelabai čia idealiai, bet aš noriu lapelį pasidaryti tiesiog, ir po to jį gražiai sulankstyti. Jo, aš jau jį turiu. Va. Trumpa Aš 11 klasiai. Manau, man biškai greičiau ir aš bijau, kad jeigu, tarkim, sugalvočiau vėl quitinti YouTube'ą. Listen, aš nekvitinau, gerai? It's just that 11 klasėje yra ką veikti, gerai? Ir kai tu kažką baigi tą kažką veikti toj susijusio su mokykla, tada tu nori ilsėtis ir skirti laiką savo. Bent 3 metus norėčiau užtemti. Noriu parašyti laišką savo į 11 klasę. Gerai, užteks šnekėti. Pradžiai, o tada ką nors tau palinkėti ir tikiuosi, kad tai tau. Galim mes dabar appreciatinti mano darbą, kaip čia plika ir kaip čia daug visko? Ačiū. Gal čia nėra tobula, ten laidas dar kabo, bet nes čia nekalbėsim, nes man remontas, bet mes galim appreciatinti šitą, gerai. Miela Kamilė. Gerai, pradėkime rašyti, aš biškis galiu. Ai, bet mano ledai nebeveikia, tai. Klausimus, nes aš biškis galiausiai kietai taip kartais pamirštu. Oh my god. Aš labai noriu. You need to shut the fuck up! Japa. Labai, aš susiradai darbą. Aš labai noriu Gerai. dirbti. Nu, ta prasme, labai noriu dirbti ir įsivaizduoju, kurie dirba, taip galvosiu, ką, tu tipo dar jauna, tau ten mokytis reikia. Bet aš tikrai labai noriu uždirbti pinigus patys savo. Aš labai tikiuosi, kad aš jau būsiu susiradus darbą, nors šiokį tokį, nors laikiną 11 klasėje, tai būtų žiauriai smagu. Gerai, antras klausimas. Man gėda, aš savo gėdas prisidarysiu, nes aš turėjau didelių lūkesčių. Nu, nesusiradau aš to darbo. Bet dirbau. Vasarą dirbau. That counts.
praeitą vasarą, po 10 klasės. Ką? Aišku, mane valgyti turi kviesti tada, kada aš filmuoju. Anywho, I got food, bet mes still galim filmuoti toliau. Tai darbo nesusiradau, bet po 10 klasės pirmą kartą dirbau valdišką darbą. Tai, I guess I did it. Padirbau, obviously, bet aš nežinau, kodėl aš galvau, kad aš dirbsiu net tada, kai man į mokyklą reikia. Like, I guess I could. Ir galbūt yra tas, kas dirba, bet, nežinau. Aš toks žmogus, kuris nori biški pabūti vienas su savimi, tai jeigu aš ir dirbčiau, ir mokyčiaus... Ne. Dar mes prie to prieisim, kada aš ir dirbsiu, ir mokysiuos. Bet, I guess, check. Klausimas, ar galvoju apie teisės mašinos turiuomenį? Ne, yra toks dalykas, kad aš labai bijau laikyti teisės laikyti. Bijau, aš tikrai bijau. Man su įsiminimais dalykų nelabai sekasi, tai aš bijau, bet aš susimokėsiu pinigus ir neišsilaikysiu. Tai čia yra mano didžiausia baimė dabar kol kas, bet tikrai labai noriu išsilaikyti teisės, nes mano šeimoj, aš dar negirdėjau. Taip, mano šeimoj nėra nei vienos moters, kuri vairuotų mašiną. So I'm gonna be the first one. Jeigu išsilaikys, aišku. Aišku, išsilaikys. Basically jau laikausi. Teoriją išsilaikiau, tai dabar praktiką vairuoju. Vairuoju, pasiėmiau papildomų pamokų, kadangi man 15 neužteko. Užteko, bet nesijaučiu tvirtai dar. Tai pasiėmiau porą papildomų pamokų, tai dabar žiūrėsim, kaip dabar bus. Bet šiaip jau Liepos mėnesį turėčiau varyti laikyti. All good. Check. Ką ketinu daryti baigius mokyklą? Dabar tai čia yra man tiesiog kosmosas. Aš seniau visą laiką sakydavau, aš ten eisiu mokintis, ten būsiu kirpėja, ar ten dar kas nors. Bet dabar kažkaip labai sunkus dalykas. Aš kažkaip pagalvojus apie tai, kad baigsiu mokyklą, iš vis dar kažkaip man sunku. Žodžiu. Tai aš dar vis nežinau. Bet tikrai nekirpėja. Kaip, ta prasme, turiu porą vaizduotės vaisių. Bet ne, still nežinau ir labai bijau tos akimirkos, kai baigsiu mokyklą ir reikės iš tikrųjų prisėsti ir galvo dabar, kur applying. Kinda scary. It scares me. Kol kas planuoju bandyti į grafinį dizainą arba į interjero dizainą. Tai dar neapsisprendžiau ties šitais dalykais. Žiūrėsiu, kaip ten bus. Ar praplėčiau nors kiek draugų ratą. Klausimas yra toks random, bet iš esmės geras, nes man sunku susirasti draugų. Aš mėgstu sėdėti namie, aš nieko nelankau apart mokyklos. Ir... Žodžiu, labai jau ilgai aš kažkaip tas savo mintis dėliojau čia. Aš nežinau, kaip jūs galėjote žiūrėti šitą video. Klausimas, žodžiu, ar praplėčiau draugų ratą? Tai tipo, aš neprisimenu, kokius aš ten draugus turėjau. Man atrodo, kad galiu sakyti, kad praplėčiau, kadangi man atrodo, turiu vieną draugę daugiau, negu ten turėjau, I think. Labai funny, kadangi, aš still nemoku susirast draugų. Ir net nežinau kaip, kadangi mano burbulas, kuriame aš gyvenu, yra mažas ir aš niekaip iš jo neišlipu. Ir tam burbulė yra tiesiog visi mano pažįstami, kuriuos aš žinau ir nieks nesikeičia. Čia toks klausimas, kurį, sakyčiau, galėjau užduoti savo į 25 metus, gal net ir vėlesnius metus iš tikrųjų, nes dabar, nieks nesikeičia tiesiog mano gyvenime. Mokykla, namai. Teisės. Labai aktualus dabar, todėl aš tiesiog turėjau jį paklausti savęs. Nes aš manau, korona nesitęs labai gal ilgai. Būtų gerai, kad jau dingtų, nes man jau atsibodo. Okay. Kada baigėsi korona? Aš paklausiu baigėsi, todėl kad aš nemanau, kad tęsis iki 11 mano klasės, iki 2024 metų. And you're correct. Aš nežinau, kada baigėsi korona. Jinai turėjo tokį jinai tęsėsi. Ir tada jinai blėso. Nebuvo taip, kad tiesiog
Ir nebėra koronos, jinai tiesiog blėso, ne? Nu tai tipo, ką žinau, dvam antrais, tai tikrai kažkur ten jau užblėso, man atrodo. Aš honestly nežinau, bet baigėsi. Ką galvoju apie sportą? Ar aš ką nors su juo siejau dar ar ne, nes aš Makbengas. gana greit bėgu, čia ne pasigirimas, čia tiesiog pasakiau, nes reikia. Gana greit bėgau. Čia nepasigiriau. Pasakiau, nes reikia. Į mokyklas varžybas Darius varau, kaip pakviečia. Bet šiaip tai nieks nepasikeitė. Tinklinį lankau. Nu tipo, kada netingiu ir kada galiu. O kokių kitų naujų sportų tai ne. Šiaip galvojau apie lauko teniso, bet taip kažkaip ir neprisiruošiau. Nu šiaip dideli pinigai, tai kažkaip ir sunku prisiruošti. Dabar reikia kažką sugalvoti, tarkim, kaip palinkėjimą, arba tikiuosi, kad tau viskas pasisekė, ko norėjai, arba kaip sunku. Wow. Tikiuosi, kad, tarkim, kadangi filmuos video, tai po 3 metų maždaug ir sužinosit, ką parašiau toliau. Tik baigiau su meile Kamilė. So, skaitom, ką parašiau. O dabar tiesiog tikiuosi, tau pasisekė. Ir šiaip pasiekei, ko norėjai. Galbūt dar dėl to, ko nori, dar nesugalvojau. Ką? O dabar tiesiog tikiuosi, tau pasisekė ir šiaip pasiekei, ko norėjai. Galbūt dar to, ko nori, dar nesugalvojau. Keista rašyti savo. Indeed. Ir kadangi filmuoji video dabar, tai pasakyk labas visiems nuo manęs. Nu, that was lame, Kamilė. Galėjau daugiau pabrainstormint klausimų, honestly, ir palinkėti savo kažko labiau deep. Kaip sakom, mokomės iš savo klaidų ir... Ačiū Dievui, kad išaugau šitą nesąmonę, kuri dabar čia ant ekrano yra. Beje, be breketų. O čia aš dar su breketais. Tai kodėl aš šito klausimo nepaklausiau, pavyzdžiui? Nu, žodžiu, tai sakau labas nuo 2019 Kamilės. Aš negalvojau, honestly, kad taip greit laikas praeis. Kur man tik tai draugai jau šiais metais sako, Kamilė, tu pameni, pas tave video šiais metais turi išeiti šitas. Ir aš tokia, oh my god, indeed. Galiu tokį akcentą pasakyti tik tai, kad labiausiai pasistumėjau su teisėm. Tiesiog, aš sakyčiau, gal per mažai laiko aš savo daviau. Nu ką, toks tas video. Atsakiau į savo, nežinau kokios ten, 8 gal klasės dilemas. Nika jo tvairojas. Prašau, šunie. Toks tas video, žodžiu, atsakiau į savo tos klausimus, savo dilemas, praeities manęs. Tokia kaip ir pamoką gavau, sakyčiau. Nenustokit svajoti ir netingėkit daryti ir siektis tų savo svajonių. Nes at the end of the day baisiai greitai laikas skrieja, ta prasme, žiauriai greitai ir žiūrėk, tu jau toj būsi 87 metų, galbūt net vos paisi. Būsi daug ko nepadaręs, ko svajoji padaryti. Just do it. Cause who cares? Only you. Sėkmės jums ir mes susitiksim kitam video. Galbūt greito, gal ir ne. Tai, ate.